Labas, kas aš čia, prispėjau dar daugiau medienos, turiu planą, darysim suoliuką. Like, subscribe, share. Plano šį kartą nerodysiu iš jums, nes yra ne mano, iš esmės. Tik tiek, kad noriu pasakyti, kadangi pjau viską iš 5 cm lentų gylių, neturėjau kaip pločio išgauti tinkamą pagal planą, tai teko kiekvieno koją prisiklijuoti juostelės. Taip, tai čia kojos yra sudėtos kaip iš priekio matysis. Čia yra apatinė juosta skylės. Na ir dabar nuo vidaus bus, tai reikia 19 mm nuo vidaus. Atsidedam. Dabar maksimalus plotis. Yra štai čia. Jau kadangi aš tą pasižymėjau, tai čia jau dešinė tampa. Čia kaip skylė. Čia maksimalus plotas yra šitas, čia kairė. Taip. Paryškinu, kad jūs matytumėt. Taip, tai dabar 19. Jeigu neturit brėžto, galima ir taip daryti, atsidedi. Iš kitos pusės pasižymė. Tik svarbiausia, nepajudinti. Ir dabar, jeigu turite vieną tą patį brėžtą, galima būtų atsidėti tokiu atstumu ir nusibrėžti. Arba galima tai padaryti su brėžtu. Nu, šitas vietas reikės iškapot.
vienas dygis ir vienas lizdas iškapotas. Sujungimas padarytas. Turiu dar krūvą tokių padaryti. Turbūt sugrįžti tada, kai jau būsiu iškapojęs. Iškapotus lizdus jau turiu. Reikia aukštį pasidaryti vienodą. Pjoviau su rijoba pjūklų, čia tas ganėtinai dabar, jisai yra labai stambių dantų. Taip jaudant su to pjūklu išdraskė man, nors buvau pasižymėjęs visą aplinkui su peiliu. Kelis kartus vat išdraskė, išplėšė medienos. Tai perėmiau su to mažesniu ir dabar su obliumi priejau jau prie tos linijos, tai vat aplinkui. Gal matysis jums. Nelabai. Ta linija, kad priejau prie jos, priartinau. Tai padarysiu kitą koją. Turėsiu. Dvi puikias pilnas kojas. Tai va, pabandžiau su shooting boardu išlyginti, bet čia yra beveik 5 cm, beveik 5 cm skersmens ąžuolinė lenta, tai šiek tiek per daug shooting boardui. Čia va, tiek man trūksta. Nuimti kitoj pusėje jau beveik priejau. Čia taip daug lengviau. Atlošas yra šiek tiek atlinkęs, tai tą atlinkimą, čia vat atsižymėjau, kiek jisai bus išpjautas. Kaip ir sakiau, matmenų neskelbiu, nes čia ne mano projektas yra padarytas. Nesakau tiesiog instrukcijas. Dabar reikia nuimti čia ganėtinai nemažą dalis. Turbūt susipjausiu mažais įpjovimais ir pabandysiu su kaltų nuskelti. Šia ganėtai atrodo tiesi mediena, labai nekyla. Nuolas nesikilnoja aukštiniai žemyn. Ir bus pakankamai, manau, gerai. Kitą dalį, kitą nugarą irgi pasižymėjau. Reikia taip pat atspjausiu. Lenta yra atrama rankų ir jinai fiksuojasi štai va šitoje vietoj. Čia yra šiek tiek su kampu. Dėl to šitas pjūvis turėtų būti ne 20 laipsnių kampu. Atsidėjau ant kintamo kampo ir
kol kas apėjo gražiai. Vienoje vietoje čia buvau suklydęs, negerai atsidėjęs, tai persišime per naują. Žiūrėsim, čia yra 44 mm, čia be abejo suplonėja, nes kai statys šitaip į tą vietą, tai čia gausiu viršui ploniau, apačioje plačiau. Kol kas dar niekada taip nepjauju. Gal net sunkiau negu 9 laipsnių kampų pjauti. Žiūrėsim, kas darys. Jums gal čia porą minučių praėjo, tik tais man gal valanda pusantros. Ir sujungimas padarytas. Stait. Ne visiškai tobulas. O man, aš laimingas. Pirmą kartą kampu toks tenanas dygis. Niekas nesikilo. Kiek mes neskilo. Dabar šita dalis yra lygi. Kiek įmanoma lygi, kiek čia pusę nago. Šita dalis visai nelygi. Ką galvoju daryti? Čia kadangi ranka remsis iš viršaus, iš tos dalies, atrama, gal palaukit, aš padėsiu kitaip. Kadangi ranka dėsis šitoj vietoj, šitos dalies nereikia tokios jų plačios. Čia aš manyčiau, kad visai neblogai yra platu. Aš norėsiu gal padaryti kokią nors užsukimą, kad galėtum savo gražiai ranką uždėti. Visai čia būtų patogu. Čia pusė, ir čia puselė. Gal čia kažkokį ornamentą padarysim. Nežinau, kiek atrybės turėsiu. Bet šitoj daly čia visai nereikia tokio plataus. Ypač kai čia nesueina, tai aš dabar galvoju dėti liniuotės kažkaip, tai gal reikės nuo čia iki ten ir kažkokį tokį išlinkimą sumastyti, atsidėti.
tokį vat išlinkimą švelnų. Nueinant iki 0. Tai čia. O čia jau šiek tiek mažėjant. Ir galiausiai pamažėja tenaisiai. Tai tokį užlinkimą galvoju pasidaryti. Suploninsim tą dalį. Gražus užlinkimas. Jis neblogai turėtų būti. Tai tą užapalinimą ir čia padaryti, kad jisai kažkokio susijungimas būtų su šito dalimi. Nes aštrius kampus liesti nemalonu. Taigi viena koja kaip ir baigta. Čia sujungimas neblogas gaunasi. Dabar pagrindinis klausimas, ar man pavyks surinkti ar nepavyks surinkti. Taip. Šita dalis eina čia. Šita dalis eina... Kažkur tai čia nesusispaudžia, tarpas yra. Nu, bet po to paieškos. Bet va, viena pusė padaryta. Čia atrama, čia dar bus išlinkimas, išpjautas. Ir čia dėsis lentelės, ant kurių sėdėsim. Tai man atrodo, šiandien viskas. Susitiksim kitą kartą, kai, nežinau, turbūt lenteles pjausiu. Obliuosiu, užapvalinsiu ten kraštus. Kitą koją lygiai taip pat pasidarysiu. Ir dar susitiksim kartą, kai čia užapvalinėsiu visus kraštus. Čia gal nugarą šiek tiek išėmėsim, kojas pagražinsim, nes tokios labai kaip iš statybinės medienos viskas padaryta. Pagražinsim, bus matyti, kaip seksis. Ačiū, kad žiūrėjote. Like, subscribe, share. Iki kitų kartų. Te.